atvykę į Vilnių, kaip keistokai skamba, bet tai iš tiesų į Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrą. Esu šios agentūros vadovas ir čia porą metų tvarkome visą Vilniaus miestą, ten visokius balkonus bandom tvarkyti, duris, langus, fasadus, stogus ir visokius kitokius dalykus. Lygiai taip pat ir amatų programą kuruojam, bet lygiai taip pat atsiranda tokie temos, kurios svarbios yra miestui. Tai mes turime sėdi kampe kuklus žmogus Žymantas Morkvėnas ir sakysim, iš Baltijos aplinkos forumo ir lygiai taip pat turėsime dar už porą savaičių, kada turėsime 22 dieną, kas norit, registruokitės, dar ta superžvaigždė ateis Marius Čepulis, pasakos apie Vilniaus ten visokią įvairovę, lygiai taip pat gyvūniją ir taip toliau. Tai kas nebuvo šito pastate, kas nebuvo prieš tai paskaitose, tai mes esame būtent patalpoje, kur ir buvo tikroji senoji Pranciškaus Skorinos spaustuvė. Čia buvo, čia stovėjo staklės, čia buvo spaudžiamos knygos, čia toks visas pirklių namas ir mes čia įsikūrėm. Ir vėl dabar grįžtant apie tą visą, ką mes čia išgirsime, ką pamatysime, tai aš turiu net paskaityti, kas vis dėlto projektą finansuoja. Tai netikėtai Vilniaus miestas nusprendė rengti tokius aplinkosauginius projektus, pristatyti įvairiausias temas ir dažniausiai jau kelis metus, jeigu neklystu, gyvuoja ir finansavimą faktiškai gaudavo ten įvairios mokyklos, darželiai, ten dar kažkokios įstaigos ir tokį bando plėsti tą ratą ir mes laimėjom tą finansavimą, tai būtent visą šitą, ką jūs matote, girdite, finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė iš Vilniaus aplinkosauginės švietimo programos. Ir kaip ir minėjau, turėsim Žymantą Morkvėną, kuris kalbės bioįvairovę mieste, nauda ir saugojimu. Mes grįžtame prie stambiųjų žolėdžių, nes tie stambieji žolėdžiai arba gyvuliai besiganantys yra labai svarbus užtikrinti ekosisteminius procesus ir yra miesto, Pernų miestas, reiškia kiti miestai, kuriuose ganosi gyvuliai. Nežinau, žinote, kad Vilniuje taip pat ganosi gyvuliai. Aš nekalbu apie tas karvutes, kurias žmonės turėjo. Dabar jau man nebetenka to matyti, bet, pavyzdžiui, Rygiškėse ganosi avys. Būtent ganosi tam, kad būtų palaikoma ta biologinė įvairovė. Tie stambūs, ne tokie ten ir stambus tos avys žolėdžiai, bet jie taip pat yra labai svarbus, nes būtent gyvuliam ganantis labai didėja ta rūšių įvairovė toje pievoje. Bet pirmas pasitikrinimas, ar jūs žinote iš viso, kas yra biologinė įvairovė? Žiauriai bjaurus terminas. Ar kas nors nežino? Keiksmažodis. Jo, aš mėgstu sakyti daugiau gamtos įvairovė, gamtinė įvairovė. Iš esmės, biologinė įvairovė tai yra rūšių įvairovė. Kai mes nesakome, kad viena rūšis yra svarbi arba kita rūšis yra svarbi, bet svarbus yra kompleksas, tai yra visa rūšių visuma. Tai čia tiesiog išryškinti tą keiksmažodį. Ir ačiū, kad Jo, mes prieisime prie klausimų dar, bet ačiū, kad mane pristatėt. Aš iš tikrųjų užaugęs esu Vilniuje, Musteikos kaimą, aš gyvenu dabar pusę etatą Musteikoje, aš kaip sakau, aš sodybą turiu Vilniuje, o mano namai yra Musteikoje, tai ten yra mano gyvuliai ir aš gyvenu, bet aš užaugau Vilniuje, tai galiu save vadinti tam tikrą prasme ir vilniečiu, visą mano vaikystę prabėgo. Čionais gamtos pažinimas irgi prasidėjo Vilniaus miesto teritorijoje. Verkiai ir mes ten turėjom kolektyvinį sodą. Ir ten aš iš tikrųjų, man atrodo, tai yra truputėlį susijusia ir su šita tema, bet aš vaikystėje, maždaug, man buvo 7 metai, kaip ir daugelis, aš jau suaugęs dabar žinau, kad vaikų raidoje yra toks etapas, kada mes mėgstam lipti į medžius. Vaikai lipa į medžius ir yra tam tikras. Ir aš turėjau savo medį, turėjau tokį ąžuolą, ten buvo labai patogiai iš šaknies mėgau atsigult ant jo, ir gulėti. Ir aš kažkodėl įsivaizdavau, kad gamta tai yra kažkokia tai būtybė, motina gamta. Ir kad jinai yra užrakinusi savo paslaptis.
Ir tam, kad jinai parodytų, ir man didžiausia paslaptis buvo pamatyti pelėdas ir pamatyti plėšriuosius paukščius. Tai man buvo didžiausias dalykas gyvenime, reiškia, koks tik tai įmanoma. Tai aš kažkaip susigalvojau, kad reikia sėdėti, nejudėti, arba gulėti, nejudėti, valandą, pusvalandį dieną, ar dar kažką, ir tada gamta po truputį atrakins tas paslaptis. Ir akurat, iš tikrųjų, tas veikia. Iš tiesų, būnant pusvalandį tyliai, įsiliejant visiškai į gamtą, ne pelėdos, dėjas zylutės, visokios nors pradeda, reiškia, bet pradeda, jos visiškai šalia būna, pradeda stebėti gamtą. Man atrodo, tas labai yra svarbus įsibuvimas į gamtą, ir aš sakyčiau, kad man atrodo, vienas iš esminių dalykų, kaip tapti gamtosaugininku, arba kas yra svarbiausia, tai mano galva yra atkurti ryšį su gamta. O atkurti ryšį su gamta ir gali būtent įsibūdamas. Tai nebūtinai nueidamas į saugomą teritoriją, aplankyti visus bokštelius, užsilipti visus aukščiausius bokštelius, perskaityti visus stendus, pasidaryti selfius, bet galų galia atsisėsti patvoriai, pauostyti karvės šūdo, reiškia, niekur neskubėti, reiškia, ir įkvėpti to oro, pamanyti praeinantį, reiškia, vieną ar kitą gyvį, ir tokiu būdu atsiranda tas ryšys su gamta. Man dar labai patinka tą daryti būtent tekant saulėje. Turbūt tekant saulėje yra pats geriausias, kada pradeda pirmas strazdas, reiškia, pušinę giesmę giedoti, ir paskui užsikuria visas orkestras. Tai tikrai yra neįtikėtina patirtis. Ir tą biologinį įvairovę mes saugom. Ir klausimas yra, jeigu jūs žinote, kas yra ta biologinė įvairovė, tai kaip jūs galite saugoti biologinį įvairovę mieste? Atsakykit man. Pasakykit keletą versijų, mes paskui pasitikrinsim, ar mano pranešimas buvo teisingas. Buveinės saugoti. Saugoti buveinės. Kaip tą daryti? Ką tai reiškia? Žali plotai, medžiai, ten kur gyvena įvairios rūšys. Gerai. Kas dar? Dar pati. Paukščių lizdus, vabzdžių namelius, viešbučius daryti. Pristatyti vabzdžių namelių, prisukti paukščių lizdų, aš tarp kitų. Paukščių lizdų. Aš vaikystėje sukdavau. Galim, bet atsipažins paukštis mūsų suktą lizdelį, vargu. Bet tiesiog nenaikinti lizdų, suteikti, nelandžioti, jeigu matai. Ir tu paukščių, tu čia taip vabzdžių viešbutukus daro labai gražiai. Taip, puikiai. Gerai. Kas dar, žinokit, gausit, aktyviausiai dalyvaujantis, girdėjau kažkokius prizus. Nežinau. Nupjovus medžio neišvežti. Bet jau didžiasias šakas palikti į krūvą su metų daugiau, nepabėgęs išmėgti. Nemažinauti pievų, nepritaikyti gražiam pasivaikščiojimui mūsų upės, nes neturėsim lakštinggalų krūmynuose. Ant asfalto jas neperi. Ir sakyčiau, netvarkyti parkuose lapų, nes medis alkanas lieka ir visą kitą irgi negerai. Aš dabar labai geriausi, kad mano žmona čia neatėjo, nes aš su ją visą laiką kovoju, nes tos lapus noriu sugrėbti, o aš sakau, jo taip. Čia medžiam traša ir visiem kitiem irgi man. Taip, pilnai. Gerai, darbas. Paliks kur ir nišų, gyviai ten skleisti. Tai čia panašiai kaip ir buveinių priežiūra tvarkymas. Naikinti dvasinės rūšis. Jo, pilnai sutinku, man atrodo, čia yra dar mes iki galo nesisaminom, kokia tai yra rykštė. Gal rykštenė. Taip, kanadinė rykštenė, taip. Jau gražiai žydi kaip kalnai. Ir labai gerai užsineša ant pusę. Gerai, puiku. Dar? Žaliuosius plotus. Kaip? Sujung žaliuosius plotus, migracinės koridorius. O, tai klausykit, aš jau galiu susipakuoti daiktus. Gerai. Tas flangas? Nešiukšlinti. Gerai, tas irgi gerai. Laikyti katę namuose. Pritariu. Iš tikrųjų, paukščių mokslininkai vertina, kad didžiausią neigiamą poveikį paukščiams daro žemės ūkis kaip sektorius pasaulyje, o antroje vietoje yra katės. Įsivaizduokit, koks tas didelis poveikis. Iš tiesų taip. Aha. Nu gerai. Ar dar kas nors nori pasakyti, kokią gerą mintį? Galiu pasakyti tokią mintį, kai aš per savo ilgą amžių tokios gamtosaugininkės. Dabar priėjau tokią etapą savo gyvenime. Ikėja, žinot visi, kur yra. Prieš Ikėją yra tokie šlaitai pievų padaryti dirbtinai.
Ir kai važiuoji ir matai, kai mažulytės gėlytės, kurios paprastai auga aukštesnės, ne tik vedrynai ir kiti, kurie dabar išmoko, iš karto vat, juos nupjovė, praėjo kiek laiko jie žydi. Ir eina ten toks vyras su tuo, kaip trimeris. Ir aš tokioj būsenoj dabar per savo gyvenimą, kad man norisi pasiimti didelį pagalį, užlipti ant to šlaido ir taip jam trenkti per galvą. Nes aš neįsivaizduoju, kas daugiau gali ką paveikti. Kas gali paveikti? Defaultas, jam Kaip jos galima paveikti? Jam užsakė miesto pjauti. Kažkokios lentelės čia gyvena kamanės, tu nepjauk, ten gal ežiukas, ne. Beviltiška. Tai žinau, kad reikia jau paimti vos ne automatą, kokią pagalį ir va šitai pradėti daryti. Nu šito aš nesiūlau su pagaliais ir automatais tikrai, bet iš tiesų gamtosaugai ir mes gamtosaugininkai, reiškias, susidurėme su pakankamai didelėm dilemom, nes aš galėčiau truputėlį, iš esmės aš sutinku, bet kartais mes galime pasiginčyti, visgi pievas reikia kažkaip nuvalgyti arba nušienauti, reiškias, pievos kaip ekosistema, nes jeigu mes nieko nedarysime, tai pieva ilgainiui, aš jau kalbėjau apie tą, reiškias, ciklą, ilgainiui virs krūmynų, šabakštynų, vėliau miškas, kas iš principo nėra blogai. Tokia raida, viskas yra tvarkoj laukinėje gamtoje, čia nieko tame blogo nėra, bėda yra tame, kad tam, kad pievų ekosistemos kaip tokios išgyventų, tokiu būdu natūraliu mes turime turėti stambiosius žolėdžius, kuriuos išnaikinom sėkmingai, megafauną arba stambius laukinius žolėdžius, ir turime turėti labai didelius plotus. Kaip sako, yra tokia laukinės gamtos koncepcija, kada tu atiduot viską gamtai ir nieko nedaryti, ir reiškia, ir duokit gamtai pačiai susitvarkyti. Ir tikrųjų tai veikia, ir tas judėjimas, jis turi savo balsą, ypatingai vakarų civilizacijoje, kada žmonės eina į miestus. Ir yra tokia koncepcija, kad gerai, žmonėms vieta yra mieste, o už miesto palikim viską gamtai. Bet tam turi būti minimum 10 000 hektarų laukinės gamtos, tada procesai pradeda reiškias, vienu ir išnyksta pieva, kitur atsiranda pieva. Tai mes Lietuvoje turime tik tai Čepkelių rezervatą, vienintelį, kuris yra 10 000 hektarų, pati pelkė yra 7 000 hektarų, bet su visais aplinkeliais miškais yra 10 000. Ir tai ten sukcesija, reiškia, ir tas visas balansas nevyksta visiškai savarankiškai. Ta pelkė taip pat yra šiek tiek pažįsta ir tam tikri procesai ten vyksta. Tai tą šienavimą tikrai turbūt reiktų daryti, bet kita vertus, kur aš sakau apie dilemas, mes, pavyzdžiui, saugom Mėlyną nendrinukę, aš minėjau paukštį, reiškia, kur atkūrinėjom jau degradavusias buveinės, jos yra apleidžiamos, apleistos, jos nepatogios pelkės, nepatogios šienauti, užauga nendrynais ir mes tas nendres turime kaip nors, reiškia, panaikinti. Mes jas turime šienauti pakankamai anksti, tam, kad tos nendrės jau nebeaugtų ir jų vietų užėjtų grįžtų atgal viksvos, kur tada tie paukščiai, ir ne tik tai šitas paukštis, bet ir kita biologinė įvairovė galėtų gyventi. Bet šienavimas birželio mėnesį reiškia kiti paukščiai. Ką tada daryti? Kokia yra tada dilema, reiškia, faktiškai, kad efektyviai tvarkytumės, turėtum šienauti maždaug birželio antroji dekadai, bet tada yra pats perėjimas nendrynuose gyvenančių paukščių. Tai reiškia, ir tada tu turi tikrai tokią didelę etinę dilemą, ką daryti. Tai mes esame savo atradę atsakymą, mes šienavome nuo Liepos mėnesio, vėliau, kada leidžiam didžiąją daliai paukščių įsiperėti, ir tada ateiname, reiškia, ir šienavome, ne su trimeriais, su traktoriais, bet tai yra šioks toks kompromisas. Bet tų dilemų gamtoje yra labai daug. Tai jo. Bet aš truputėlį užsiminiau apie tą mūsų Baltijos aplinkos forumą, tai aš pasakysiu, mano pagrindinis darbas yra darbas nevyriausybinė organizacija, vadinasi Baltijos aplinkos forumas. Ir, žinot, dauguma gamtininkų, tokių ortodoksinių gamtininkų, kur nors gyvenančių Čepkelių pelkės pašonėje, jų misija yra saugoti gamtą nuo žmonių. Nes žmogus yra didžiausias priešas, ne? Bet jie taip pat supranta ir sutinka, kad gamtos saugoti visiškai nereikia. Gamtosauga iš viso yra beprasmis dalykas, jeigu žiūrėt apie gamtą kaip po tokią, gamtai saugoti nereikia. Be motina gamta, be mūsų įsikišimo puikiausiai išgyvens. Reiškias, pastarasis 5. masinis rūšių nykimas, kada išnyko dinozaurai, išnyko dinozaurai, buvo didelis kataklizmas, bet ką, gamta išliko. Tai šiuo metu vyksta 6. masinis pasaulinis rūšių nykimas,
priežastis esame mes, žmonės. Ir aš nebejoju, kad gamta išliks. Tik tai klausimas, ar mes išliks. Ir tada tu suvedi galus, kad iš tikrųjų gamtą saugoti reikia ne dėl pačios gamtos, ne tik tai dėl pačios gamtos, bet turbūt dėl mūsų, dėl žmonių. Ir čia tada ateina mūsų šūkis, kad mes tikime, kad mūsų planetą būtina saugoti ne nuo žmonių, bet draugė su jais. Mes turime atvesti žmogų ir ieškoti, reiškia, to sugyvenimo su gamta. Tai man atrodo, čia toksai viena iš tokių sunkių dilemų gamtininkams, kurie supranta, kad aš gamtą saugau nuo žmonių, bet vis tiek kartu ir su jais. Ir tu turi rasti kažkokį tai sutarimą. Ir galų galia sutarimą su savimi. Nes man irgi yra sunku išgyventi. Aš suprantu, kad aš, kaip, reiškia, ir tikrai žiūrint paskutinius politinius momentus pasaulyje, Trumpas yra tik tai simbolis, turbūt, reiškia, dalykų, kurie vyksta. Sako, drill, baby, drill. Tai aš iš tikrųjų jaučiu tokį gilų nusivylimą rūšimi, kurią aš pats atstovauju. Tai yra žmonėmis. Tai tuomet gimsta visokių radikalių minčių. Mūsų šūkis yra smagu, kai rūpi. Tai yra tai, kad tas apibūdina tai, kad mes iš tikrųjų esame šiek tiek pačiuožusi organizacija ir inicijuojame visokias veiklas, kurios pirmoje mums rūpi. Ir kartais mes darom visiškai nukrypstame kursų į kažkokius tai keistus dalykus. Pavyzdžiui, Vilniuje 2013 metais mes organizavom jo šventenybės Dalai Lamos atvykimą į Vilnių. Mes buvom tie organizacijos, sakyti, prie ko čia ta gamta ir prie ko čia tai gamtos. Bet mes sugebėjom rasti ir gamtą tenais ir jo šventenybę kalbėjo apie gamtą viešoje paskaitoje, tai reiškia, tai kartais mes nukrypstame, mes darom tai, kas mums rūpi pirmoje eilėje, o nebūtinai tai, kas yra madinga. Tai aš minėjau apie asmeninės nendrinukes. Rečiausias Europos giesmininkas paukštis, 200 kartų retesnis negu Afrikos dramblys, kurį mes matome per visus televizijos kanalus ir sakom, kad reikia saugoti. Jisai peri tik 4 pasaulio valstybėse ir viena iš jų yra Lietuva. Kitos yra Latvija, tiesiog ne Latvija, Lenkija, Ukraina ir Baltarusija. Ir 2/3 šito paukščių populiacijos šiuo metu gyvena karo zonoje. Tai yra Baltarusija, aš irgi laikau tam tikrą prasme karo zoną. Ir Ukraina. Tai yra didžiausias 2/3 populiacijos gyvena šitose dviejose šalyse. Maža to, tolimasis migrantas, mūsiškės žiemoja Malyje. Ten Malyje taip pat vyksta neramumai. Tai mes vadiname karo zonų paukštis. Tai kas gamtosaugininkams irgi nėra labai lengva. Mes taip pat dirbame, tos minėti tie Škotų Hailandai iš mano ūkio, tai galite pamatyti, pasižiūrėti, kaip jie atrodo. Viena iš priežastis, kodėl pas mane jie ir auga, tai yra tai, kad mano pašonėje gyvena maždaug 14 asmenų šeima, vilkų šeima. Ir šitie gyvuliai, jie turi dar instinktą, senovinį likę instinktą sugebėti apsiginti nuo vilkų. Jie sueina į ratą, viduje būna jaunikliai, reiškia, ir tokiu būdu jie apgina savo vaikus. Tai viena iš priežasčių, kodėl aš nusprendžiau, kad aš neauginsiu mėsos kilogramų, kad angusai ten dar kas nors užaugins, toną galiu priauginti. Šitie yra kaip ožkos palyginus su jais, bet užtat tu gali sugyventi su vilkais. O čia, atsiprašau, bet ar sakė, o Vokės upelė šlapinės ar ten Durbinė? Taip, lygiai tokie patys. Taip. Nėra to direktorius? Ne, to direktoriaus gal čia nėra, bet jo, ten lygiai taip pat. Mes taip pat dirbame tenais Baltoje Vokėje. Aš taisiu, kad ten pasikeitė, bet kokių 50 metų stipriai. Taip. Įdomi ten labai teritorija. Vilkai nelabai nori jų pulti. Aš nežinau, aš gal ir turėjau kada susitikimą, aš pats nebuvau liudininkas, kartais aš matau keistą elgseną, bet mano ūkyje vilkai tikrai buvo, medžiotojai, pletkas iš medžiotojai toksai yra ir jie trina rankom, reiškia, vietą ir sako, kad nudziobintų kokį vieną, žinai, jautį, tai tada jisai žinos, reiškia, nes aš medžiotojai paprašiau, kad mano ūkyje nemedžiotų bebrų ir, reiškia, ten medžioklė nevyksta ir žodžiu, jie kartais truputėlį nesupranta, griežia dantį, kas čia per nesąmonės nešneka, tai bent jau koks vilkas nugalabęs, tai tada žmogus, žinai, susipratės. Bet kol kas dar viskas gerai. Jo, mes dirbam daug su žmonėm, su gamtos interpretavimas arba pasakojimas apie gamtą, daug organizuojam įvairių renginių. Prieš savaitę kaip tik nuvilnijo miškų burtai, čia nuo komandų irgi iš to festivalio, kuomet mes subūrėm, reiškia, mitologiją, etnokultūrą kartu su gamta ir gamtos pažinimu iš festivalio jaunoms šeimoms. Tikrai labai smagus.
Šiemet apie 1500 žmonių susirinko, reiškia, į tą renginį. Bet ir tų festivalių darom daugiau. Vien tik tai tiesiog neužsisuksiu, reiškia, apie tai, ką mes darome, bet grįžkime atgal į Vilnių. Mes pakalbėjome apie tai, kaip galime saugoti tą biologinį įvairovę Vilniuje ir aš tikrai su jumis sutinku. Bet pasižiūrėkime dabar Vilnių iš aukščiau. Ir man iš tiesų labai patinka tas apibūdinimas, kad tai yra žalias miestas, kur kalbos leidžiasi į upių slėnius. Tai byloja apie tikrai labai ypatingą Vilniaus vietą. Beje, kunigaikštis Gediminas irgi medžiojo stambiuosius žolėdžius, jeigu mes sakom, kad čia labai nudreifavom. Nieko mes nenudreifavom, jisai medžiojo taurus, reiškia, kai sapnavo geležinį vilką. Ir mes beje apie vilkus dabar irgi pastebėkime, reiškia, truputėlį tokius dilemas viduje, reiškia, mes čia kalbėjom apie vilką kaip kenkėją, kuris, reiškia, papjaut gali, reiškia, gyvulės ir dar kažką. Bet mes Vilniuje turim geležinį vilką. Ir, reiškia, tai ar gerėtis ar blogėtis tas vilkas? Miško sanitaras, taip. Tai va čia netoli už kelių durų, man atrodo, yra medžiotojų ir žvejų draugija. Tai paklaustume, ką jie apie tai galvoja, man atrodo, tai truputėlį kitokios nuomonės. Bet iš tiesų Vilniaus miestas, aš manau, kad tai yra viena iš turbūt nedaugelio Europos sostinių, kuri gali tikrai didžiuotis, kad čia dar yra nesunaikintos gamtos, tikros, natūralios, trikonradės gamtos. Čia mes turime Dvarčionių pievoje, pavyzdžiui, turime, reiškia, buveinę, pievos buveinę, kur yra etaloninė į Europos bendrijos saugomų buveinių katalogą, fotografuota kaip etaloninė buveinė, kurią saugoja, reiškia, ir Europos Sąjunga, visi kitai. Tai yra visiškai Dvarčionyse, Vilniaus mieste. Ir iš tiesų, mes tikrai esame labai tokioj dėkingoj padėty. Tikrai turėtume padėkoti Gediminui už tai, kad jis apsisprendė, bet turbūt reikėtų padėkoti paskutiniam ledynmečiui, maždaug prieš 12 000 metų, kuris ir suformavo tą mūsų kraštovaizdį. Ir čia mes galime matyti, reiškia, tikrai labai kalvotą reljefą, upės slėnius ir Rabuvas, reiškia, tai yra tikrai labai didelė ta įvairovė, kontrastas. Tikrai daug ežerų, aš paeisiu prie skaičių. Ir įvairios terasos arba kloniai, reiškia, tai ta kraštovaizdžio įvairovė yra labai labai didelė. Ir didelė dalis Europos miestų, Europos sostinių mes galime rasti labai mandrų biologinės įvairovės apsaugos programų, bet didelė dalis yra jų apie atkūrimą. Vilniaus miestui ne tiek svarbu kalbėti apie atkūrimą, kiek svarbu apie išsaugojimą tai, ką turime, nes tikrai turime dar daug. Ir tai yra vienas iš pagrindinių motyvų, kodėl Vilniaus miestas buvo išrinktas žaliąja sostinė. Europos žaliąja sostinė, šiemet Vilnius turi tą titulą. Ir čia turiu pasakyti, čia yra ne valdžios nuopelnas, o, kaip sakiau, paskutinio ledynmečio, Gedimino, reiškia, ir iki šiol gyvenančių Vilniečių, kurie nesunaikino tos buveinės. Bet tai yra labai labai svarbu. Ir jeigu pasižiūrėti, reiškia, į tą visą kraštovaizdį skaičiais, tai žalieji plotai užima daugiau negu pusę, 61% miesto teritorijos. Įsivaizduojam? 61%. Nedaug miestų Europoje tą turi. Mes turime 18 mano minėtų Europos bendrijos svarbos, reiškia, teritorijų, kuriuose yra saugomos tos Europos bendrijos svarbos rūšys arba buveinės, tas teritorijos vadinamas Natura 2000 teritorijos. Žemėlapį mes vėliau jas dar pamatysim. Ten saugoma 19 rūšių ir 18 buveinių tipų, būtent, reiškia, kurios turi, yra svarbios, jog visa Europa yra įsipareigojusi, reiškia, tas teritorijas saugoti, vis Europos lygmeniu. Vilniuje teka 13 upių, ne 2 upės, 13. Mes turim 73 ežerus, ne tik žaliuosius ir Gulbiną arba ten Valdžią, bet 73 ežerus ir 57 vandens telkinius, 57 tvenkinius. Tai yra dirbtiniai vandens telkiniai. Jeigu žiūrėti, reiškia, formaliai ir kaip yra vertinamas tas miestų žalumas, vėlgi yra labai svarbus šitie kriterijai, kad medžių lajos uždengia 44% mūsų miesto teritorijos. Medžiai, reiškia.
34 procentai, kai mes kalbame apie centrinę miesto dalį, čia yra neapibrėžta. Tai vėlgi yra pakankamai nemažai. Tų žaliųjų plotų aš suprantu, kad mes dažnai nepatenkinti, kad kerta ir gerai, kad nepatenkinti, kad ten kertam medžius ar net ar kažką, bet lyginant kontekste Europoje, tai mes esame velniškai žalias kraštas. Ir beveik visi, tai yra 95 procentai vilniečių, gyvena iki 300 metrų atstumu nuo žaliųjų zonų, kurių dydis yra daugiau turi būti negu 5000 kvadratinių metrų. Yra ta taisyklė gairėse, kaip žalinti miestą, man atrodo, yra 30 ir 300. Tai yra, aš dabar bijau suklysti, man atrodo, 3, tai yra pro langą turi matyti 3 medžius, 30, man atrodo, yra padengimas lajos turi padengta ir iki 300 metrų turi pasiekti žaliąją zoną. Tai šitas kriterijus yra 95 procentai vilniečių šitą kriterijų turi. Netikit? Ne, tai galbūt. Jeigu mes kalbam apie institucijas, reiškia, kaip biologinė įvairovė, jeigu žiūrint grinai, apie, nes vėlgi žaliosios erdvės nėra vien biologinė įvairovė, tai yra ir žmonių gerbūvis ir mes kalbėsime apie tas naudas. Bet Vilniaus mieste mes turime Pavilnių ir Verkių regioninius parkus, jūs čia galite, kaip čia jūs galite matyti, ne? Tų saugomų teritorijų, matote, yra daugiau. Tai va, šitos saugomos teritorijos ir išpaišytos iš Stokoto, čia yra tos mūsų vadinamas Europos bendrijos svarbos saugomos buveinės, kurios yra saugomos Vilniaus miesto teritorijoje. Ir mes turime Pavilnių Verkių regioninio parko direkciją įsikūrusi Verkiuose. Mes kalbėjome apie mano beveisliškumą arba mano tą veislę ir aš sakiau, reiškia, nuo Kirdonių krašto mano giminė yra atėjusi, tai aš Verkius labai gerai žinau, kadangi mano senelis nuo to Biržų krašto atkeliavo, jis buvo vyro agronomas Verkiuose ir būtent gyveno tame pastate, kur yra įsikūrusi dabar Pavilnių ir Verkių regioninio parko direkcija. Ir aš žinau daug ten įvairių paslapčių, reiškia, apie tą pastatą ir visą kitą iš visos vaikystės, žodžiu, bet ten yra prabėgusi vaikystė. Ir kita institucija yra Vilniaus parkai. Tai visi mūsų parkai irgi yra valdomi tame tarpe ir Vingio parkas, Bernardinų parkas yra Vilniaus parko ir jie taip pat prižiūri ir mūsų pievas. Ir sakyčiau, tokios dvi organizacijos tikrai motyvuoti žmonės, man tenka su jais bendrauti, nes galima, reiškia, turėti įvairių nuomonę galbūt apie sprendimus, bet iš tikrųjų ten aš sutinku tikrai atsidavusių žmonių savo reikalui. Pasižiūrėkim truputėlį jau nuo tų schemų, ar visą kitą, kas yra tie mūsų herojai, kas yra, vėlgi, mes jų tikrai nevardinsim, nes tada jau tikrai užtruksime 2 paras, bet bent jau keletą tokių įdomesnių rūšių Vilniaus mieste. Gal lašiša, kuri neršia, čia yra būna labai didelės ir kausvelės. Taip. Ir būtent dabar čia yra Belmonte, aš fotografavau šitą lašišą ties Belmontu ir bando įsiveikti tą užtvanką, ne visos į tą žuvitakį nori įdėti, arba kol suranda tą žuvitakį, reiškia, praeina laiko. Bet tai yra dabar, jas stebėti reikia dabar. Jos dabar neršia, šiuo metu. Reiškia, nes nereikia čia sėdėti, klausyti manęs, bet reikia važiuoti prie Vilnelės ir žiūrėti. Iš tikrųjų yra fantastiškas reginys pamatyti tokias žuvis tenais, arba tos lizdus, kurie yra. Ir yra tikrai nevyriausybinės organizacijos, kurios entuziastingai saugoja, aš kartais esu buvęs irgi kartu su jais, saugoti nuo brakonierių, kurie gaudo, reiškia, lašišos dienoraščius, man kartą teko su jais irgi turėti bendrų reikalų, kuomet mes naktį sėdėdavom ir budėdavom tenais, ten gali tikrai susukti gerą Netflixo serialą, reiškia, kaip ten vyksta viskas ir kokie yra santykis tais brakonieriais ir taip toliau. Plačialapės klumpaitės, Verkių regioninio parko simbolis, lietuviško orchidėja, ta didžiausia, turinti nuostabiausią žiedą, plačialapė klumpaitė, mes ją galime sutikti prie Žalių ežerų, kurią vietą reiškia, kur sutikti ir kaip sutikti, tai yra viena iš tų, kaip sakyti, rūšių, kurie labai norisi grožėtis, bet nelabai norisi pasakoti, kur jinai yra. Todėl, kad ir Verkiuose yra tas, kad žmonės mėgsta nusiskinti, o dar blogiau užsikasti. Tai vėlgi, reikia turėti omeny, kad plačialapės klumpaitės, kaip ir visos orchidėjos, yra evoliuciškai
jauniausia, viena iš jauniausių augalų grupių, jos progresyviausias, galiu taip sakyti. Ir jos yra labai labai specializavusios. Tam, kad jos ten gyventų, turi būti ypatingas dirvožemis, kalkingas dirvožemis. Ir taip pat jos turi sėklytės, turi susirasti grybą, su kuria užmezga simbiozę ir tada užsikuria reiškias procesas ir tada jinai gali sudygti. Tai dėl tos priežasties orchidėjos turi labai labai daug sėklos. Labai smulkios sėklytės yra būna labai labai daug, nes tik tai labai nedideliam kiekiui tų sėklų pavyksta tą šansą susitikti. Dirvožemį, grybų atitinkamam, reiškia, tam tinkamam sąlygom. Rybiškių melsviai arba rybiškių gencijonai. Čia ne gencijoniniai melsviai nufotografuoti, čia paprastasis ir kraujalakinis melsvys, bet irgi yra labai labai įdomi rūšis, kuri parodo tą biologinės įvairovės tokį kompleksiškumą ir sudėtingumą. Tai yra vabzdys, tam, kad jisai drugelis gyventų, turi susitikti gėlė, skruzdėlė ir drugelis. O istorija maždaug jų yra tokia, kad drugelis padeda kiaušinius būtent ant gencijono, kraujalakinis, vanvaisinis kraujalakis, yra specializuotos rūšis. Tai jas turi susirasti būtent tą rūšį. Ant kitos rūšies jos neperi, galima taip sakyti, nedada kiaušinė. Tada įsirita kirmeliukas, kurį pasiema reiškia, vėlgi, tam tikros rūšies skruzdėlės. Ir jį nusineša pas savęs skruzdėlyną. Priežastis yra tai, kad tas kirmeliukas išskiria tam tikrą feromoną, kuris primena skruzdėlėms, jog tai yra jų vaikas arba jų kiaušinėlis, jų peras, kurio jie turi rūpintis. Tas kirmeliukas jas apgauna ir skruzdėlės jį nusineša į skruzdėlyną ir, reiškia, jį augina taip kaip savo vaiką, nes jis įskiria tas cheminės medžiagas, reiškia, kurios jos skruzdėlės apgauna. Ir tas bjaurusis kirmeliukas maitinasi būtent skruzdžių perais. Jinai parazituoja, valgo tos skruzdžių perus. Ir tuomet, kada jau išsirita drugelis, jau tada dingsta tie kvepalai. Ir tada jau drugelis neša dašį kiek tik tai gali, kad spėtų, nes jau skruzdėlėms tada išryškėja, reiškia, kvepalai dingo ir čia pasirodo priešas. Atsiprašau, o tos skruzdėlytės mažytės, ne miškos skruzdėlės? Ne, mažytės lauko tokios mažos. Šiemet labai didelius rūpstus sukrovusios yra. Bet vėlgi, tų skruzdėlių galybė yra, rūšių kiekis yra labai didelis. Ir vėlgi turi būti ta specifinė rūšis, specifinė grupė. Tai jūs įsivaizduokite, kiek yra specializuota gamta ir šitą situaciją, šitą dramą jūs galite matyti, stebėti Rybiškių kalvose, kur šitie gencijonai auga, sąžalinės, tikrai labai gražus, retas augamas augalas, skinti jo taip pat negalima, palikim jį drugeliams. Vilnius taip pat yra labai svarbus, čia šitas yra dvispalvis plikšnys, tai aš tiesiog neradau kitų šikšnosparnių nuotraukų savo archyve, bet Vilnius yra taip pat labai labai svarbus šikšnosparnių žiemaviečių, kur žiemoja tūkstančiai šikšnosparnių, tai yra Panerių tunelis, kuris nėra prieinamas taip pat žmonėm, būtent, nes tose žiemavietėse lankytis nėra gerai, nes ten sugadinsi labai subtilų mikroklimatą, turi būti tam tikras drėgmės kiekis, tam tikra temperatūra. Ir jeigu ateina žmogus, tą viską išžina, tie šikšnosparniai atsigauna, atsibunda ir miršta iš principo, dėl to, kad jie neturi ko maitintis vidury žiemos ir taip toliau. Tai lygiai taip pat ir Antakalnė. Antakalnė tie bunkeriai, ar kaip jie vadinasi, reiškias, yra už Šilo gatvės važiuojant, reiškias, irgi yra uždaryti, bet tenais irgi taip pat žiemoja didelės kolonijos šikšnosparnių. Tai Vilnius yra labai svarbus miestas būtent šikšnosparniams. Sengirės, dabar labai populiari sengirės, nemadinga, reiškia. Tai Vilnius turi savo sengirę, nors jinai neatrodo kaip sengirė, iš tikrųjų, bet Vingio parką drąsiai mes galime sakyti miesto sengirė. Miesto parkas, bet iš esmės yra sengirė, nes turbūt bene seniausios Lietuvoje pušys auga Vingio parke, net 300 metų. Tai tikrai yra jau senai pasiekusios gamtinę brandą. Ir tikrai mes galime tom pušim ten didžiuotis. Bet atsiprašau, minutėlė, o galima paklausti, kodėl dabar Vingio parko pakraščiuose liko ataugę šitas sluoksnis tų krūmelių visokių ir jis nenaikinamas, taip specialiai padaryta?
Pavyzdžiui, link žvėryno. Man negaliu atsakyti, čia reikėtų turbūt, aš nenustepčiau, kad ir specialiai tai yra padaryta dėl to, kad Vilniaus parkai, kurie tvarkosi vėlgi viena iš, pavyzdžiui, pievų priežiūros kategorijų, yra palikti dalį plotų nešienaujamų ir netvarkomų tam, kad įsikurtų smulkioji fauna. Ežiukai visokie ir reiškia šita smulki fauna, tai yra svarbios buveinės jiems. Kaip Vilniaus parkai, aš bandžiau šiandien irgi paklausti jo, kodėl, tai tuomet ir, nežinau, juokais ar rimtai, reiškia, bet motyvuoja, kad tos šliužus reikia irgi išgaudyti, kurie čia invaziniai, reiškia, kurie sueina. Tai va. Pučkoriai yra dar viena vieta, kurią reikia važiuoti dabar. Yra važiuoti dabar, nes dabar prasideda pats gražiausias sezonas. Dabar į Pučkorius, dabar Lašišų ir dabar turbūt gal ir Neries regioninį parką pasižiūrėti, reiškia, tuos absoliučiai fantastinius peizažus. Tie, reiškia, kai mes aikčiojam žiūrėdami Kanados peizažus, kada klevai yra nusidažę, tai lygiai tą patį mes malim pamatyti tose vietose, tame tarpe čia pat Pučkoriuose. Tai yra garsi vieta ir ne dėl to stiklainio ten stovinčio, kur gyvena aukštas ir gražus, bet dėl to jinai irgi yra aišku garsi. Aš taip stengiuosi iškadruoti ir man kaip fotografai čia sudėtinga buvo paimti gerą vaizdą, reiškės, nes aš nelabai mėgstu Photoshopą išretušuoti, tai reiškės, tai dalis to peizažas taip ir lieka dėja nenufotografuota, nes maišo kažkoks tai keistas stiklainis ten pastatytas. Tai yra moderni architektūra. Tai kas turbūt architektūrinio pobūdžio ten yra, turbūt yra labai faina ir labai smagu ir tikrai aš neapsiemu kritikuoti architektūrinių sprendimų. Bet Pučkorio atodanga yra aukščiausia Lietuvoje. Jinai berods yra netoli 70 metrų aukščio patys, 63 man atrodo, o jeigu žiūrėti absoliučius aukščius virš jūros lygio, tai yra 170 kažkiek metrų. Tai vėlgi yra labai svarbi buveinė, žiūrėti tą patį atodangą, tie visi smėliai ir smėlynai tam tikroms rūšims yra labai svarbus, labai reikšmingi. Šlaitų ir griovių miškai Mažų Upelių slėniuose, aplink Verkius, Santariškėse, reiškia, tas rajonas, tai yra tikrai nepaliestos, na gal sengirėm jų nepavadinsim, bet tikrai kirvio nemačia miškai, kuriuose tikrai yra labai vertingi, jie irgi įrašyti visus tos sąrašus Europos bendrijos svarbos saugomų buveinės ir tikrai ten biologinį įvairovę tikrai klestinti yra. Tikrai labai gražus, labai pasivaikščioti. Verkių miškas, tai žinokit, iškirstas. Jūs turite omeny jau ten giliau, jau žygiuojant ir... Labai daug vietų tikrai iškirstas visiškai. Nuo žievėgraužio tipografo, bet yra tragedija. Tai kas dabar ten yra, tai yra tragedija. Ir man atrodo, žievėgraužio tipografo, ką jūs sakote, tai vėlgi atspindi irgi pasaulėžiūros dalykus, apie kuriuos mes šiek tiek irgi kalbėsim, tai aš tai, pavyzdžiui, nelaikau žievėgraužio tipografo kenkėjų. Man tai yra natūrali rūšis, kuri iš principo taiso žmogaus klaidas. Susodintus, reiškia, įsivaizduokit COVID pandemiją ir jeigu dabar mes turėtume, reiškia, kažkokią tai pandemiją ir susirinktų čia 1000 žmonių, tai didelė tikimybė, reiškia, kad čia bus daug užsikrėtimų, ne? Bet jeigu mes įsivarstytume kažkur, tai vėlgi užkratas nepasplisim. Tai lygiai taip pat yra su eglėm. Tai jeigu jas visas susodini vieną krūvą ir vien egles, tai natūralu. Plius mes dar turime klimato kaitą, reiškia, nepalankės oro sąlygas. Ir mes turime sausringus metus, o egliam tai yra peilis. Jos tampa tada iškart mažiau atsparios, neapsigina, reiškia, ir tada žievėgraužis tipografas paima viršų. Bet kas tada įvyksta, reiškia, taip, tokiu atveju mes galime matyti, vėlgi aš grįžtu prie gyvybės ciklų, reiškia, kaip sakiau, kad kartais mes turime sunaikinti, arba turi sunykti kažkas, tai kad atsikurtų nauja gamta. Ir tos pačios eglės ir taip pat eglynai mūsų gamtininkų požiūriu apkrėsti žievėgraužio tipografų, reiškia, nužudyti, reiškia, tie medžiai yra labai vertingi. Eglių mediena negyva, reiškia, eglių medienoje negyvoje, jinai yra viena iš aukščiausios kokybės, kaip čia sakyti, gyvenamųjų patalpų biologiniai įvairoviai. Dėl to, kad būtent eglių medienoje gyvena didelė labai įvairovė ir įvairių rūšių toje negyvoje medienoje. Eglių mediena yra viena iš jau geriausiai įmanomas gyvenimo kvartalas, reiškia, biologinį įvairovę. VIP apartamentai, galim taip sakyti. Taip.
Ir dėl to tokia ekosistema yra labai svarbi. Ir iš tikrųjų gaila, kad tenais tą padarė, tą iškirto. Bet čia vėl susiduria požiūris, ar miškas yra vertybė pati savaime, kaip po tokia, kur turi teisę gyventi žievėgraužis ar ten dar kažkas tai. Ar miškas tai yra mums naudą nešanti ekosistema, kurią mes turime prižiūrėti kaip savo daržą, reiškia, kad galėtume nusiimti sveiką ir gerą derlių. Kolorado vabalus turbūt nusirenkat jūs, ar ne, reiškia, jeigu auginate kur nors šitą. Tai lygiai taip pat miškininkai nusirenka, atitinkamai kovoja su žievėgraužio tipografu iš tos logikos. Komercija, čia komercija. Tai va, mes nusileisim truputėlį prie to, ar galėsime diskutuoti, ar žinai, bet tai yra toks jų požiūris ir vėlgi miškininkė pasakys, reiškia, kad miško ištekliai ir mediena yra didelis indėlis į BVP mūsų augimą, reiškia, į ekonomiką ir taip toliau, atneša daug pinigų ir mes dabar nesėdim ant medinių kėdžių, reiškia, bet medinis suolas, vienas iš tokių klasikinių irgi pavyzdžių ir tai mes naudojam tą medį, ar ne? Bet man atrodo, čia klausimas yra sugyvenimo toliau. Bet grįžtant į verkius, manau, kad tai yra viena iš problemų, kaip yra tvarkomi miesto miškai. Ir aš manau, kad tas iškirtimas, apie kurį jūs kalbate, aš galvoju, kad buvo padaryta klaida ir padaryta žaizda miestui, nes, man atrodo, miesto miškus mes turėtume truputį kitaip negu čia lentų plantacijas. Nesakau, kad lentų plantacijų nereikia galbūt, bet šitoje vietoje turbūt buvo padaryta klaida. Žiūrim toliau. Čiurliai. Kodėl aš paminiu čiurlius čionais? Nes man čiurlys yra miesto simbolis. Kai užverti galvą ir jie reiškia skraidžia, reiškia. Ir tikrai fantastinis paukštis yra. Ir jis yra labai susijęs su miesto aplinka. Todėl, kad čiurliai peri daugiabučiuose. Reiškia, tos ventiliacinės skylės ar kas yra, reiškia, kur jie peri ir dėja per renovacijas jos dažnai būna užtaisomos. Ir čia yra viena iš tokių problemų, kad yra įvairiausių priemonių, netgi yra specialūs inkilai, vadinkim taip, reiškia, kurie gali būti integruoti į namus. Ir taip tokiu būdu mes galime sugyventi su čiurliais. Bet tai yra beviltiškai įdomus paukštis šiaip jau. Visą savo gyvenimą jis praleidžia ore. Jisai nenusileidžia ant žemės. Jisai nusileidžia ant žemės, jisai žemę liečia tik tai tuo momentu, kada jisai peri ir maitina vaikus. Visas likęs jo gyvenimas yra ore. Dieną naktį. Klausite, kaip jie miega. Ar neatsitrenkia į ką nors, reiškia. Tai jų miegojimas irgi yra labai ypatingas. Jie miega pusę smegenų, vienas pusrutulis ilsisi vienu metu, reiškia, kitas yra aktyvus ir stebi, reiškia, tada apsikeičia, kitas pusrutulis vėl miega, reiškia, ir tokiu būdu jie skrydžio metu gali būdrauti, gali miegoti, reiškia, tai yra nelabai nedaug rūšių turi tokias savybės. Viena kita iš tų čiurlių savybių yra vaikai, kas dirba su kompiuteriais, žino, kada hibernuot kompiuteris, paspaudė hibernate, reiškia, arba numirti, reiškia, tai čiurlių jaunikliai, kaip ir melinių nendrinukliai jaunikliai beje, turi tą savybę hibernuoti, tai yra numirti esant netinkamom sąlygom ir prisikelti, tai yra sulėtėję, žinot, kaip barsukai miega žiemą arba meškos miega, hibernuoja žiemą, sulėtėja širdies ritmas, nukrenta temperatūra, visi kita ir jie gali išgyventi, tai lygiai taip pat ir čiurliai. Tai kitą kartą, kai užversit galvą ir matysit juos, prisiminkit šitos dalykus, tai iš tikrųjų nenusileidžia, niekad nenusileidžia. Ir tiem čiurliams yra sudėtinga, jeigu jie dėl kažkokių priežasčių nukrenta ant žemės, jie negali paskristi. Jie neskrenda, reiškia, nes jų kojytės yra visiškai mažos, sparnai yra dideli ir jie negali atsispirti. Ir tokiu atveju, tokiais atvejais jie žūsta. Tai yra momentas, kada žmogus gali padėti. Tada tiesiog reikia pakelti čiurlį, mesti ir tada jisai skrenda ir nuskrenda. Pašnekėkim dar toliau apie sengires. Kalbant apie Vilnių, mes privalome paminėti miręspalvį auksavabalį. Iš tikrųjų yra miško imperatorius. Tai yra vabalas, kurį labai sudėtinga yra pamatyti. Ir gamtininkai vadina skėtinė senųjų medžių ir miškų rūšis. Skėtinė yra todėl, kad jis yra kaip kokybės ženklas. Jeigu ten gyvena miręspalvis auksavabalis, tai reiškia, jog aplinkoje gyvena taip pat daugybė kitų saugomų rūšių. Tai čia lygiai taip pat reiškia, kaip
Lygiai taip pat ta pati melinė nendrinukė, kai mes saugom tą mažą ir nykstantį paukštelį, bet iš principo tas paukštis simbolizuoja visą buveinę, kur yra su kokybės ženklu. Tai vat, jeigu melinė nendrinukė yra žemapelkių kokybės ženklas, tai nieraspalvis auksavabalis būtų turbūt senųjų miškų kokybės ženklas. Ir nieraspalvis auksavabalis gyvena vėlgi tuose pačiuose verkiuose, tuose verkių šlaituose, jeigu jūs važiuotumėt palei upę, kur yra, tai reiškia, tas dvaras, reiškia, ir matote išvirtusius tos medžius, reiškia, tai tikrai yra unikalios. Ne vien tik tai tam šlaite gyvena, reiškia, tam pačiame parke yra daugiau medžių, tai netgi šiuo metu pastatytas dirbtinis inkilas, reiškia, nieraspalviams auksavabaliams, Lietuvos gamtos fondas tą daro, tikrai entuziastingai dirba saugant šitą rūšį. Na ir paskutinė rūšis herojai Vilniaus miesto, dedu galvą, kad greičiausiai apie šitą negirdėjau. Ir man pačiam sunkiai pinasi liežuvis, reiškia. Patamogetum vilnensis. Tai yra plūdė, augalas, kuris yra rastas apie 60-uosius metus, man atrodo, yra aprašytas prie Žalių ežerų. Ir būtent Vilniaus dėka, jis yra dedikuotas Vilniui. Tai yra, vėlgi, daryti moksliniai tyrimai, ne per seniausiai publikuoti jie yra, kurie nustatė, jog tai nėra atskira rūšis, tai yra hibridas, dėl to yra tas kryžiukas uždėtas, bet jis yra dedikuotas Vilniui, latiniškas pavadinimas yra vilnensis. Tai galime greta geležinio vilko statyti šitą nelabai išvaizdų augalą. Atsiprašau, plūdienos, kur yra mažoji plūdiena, visai nepanašios. Ten kitoks augalas yra. Nors aš tiesą sakant nesu botanikas irgi galiu ką nors suklysti, bet ten kitoks. Tai jo, lazdinės miegapelės gyvena taip pat. Lazdinės miegapelės gyvena taip pat kaip ir didžiosios miegapelės, didžiosios daugiau Neries regioniniame parke, ir nors Europoje didžiosios miegapelės yra gerokai dažnesnės, o lazdinė miegapelė yra retesnė ir labiau saugoma, pas mus yra atvirkščiai. Pas mus didžioji miegapelė, glis, latiniškas pavadinimas, yra labai reta ir labai saugoma, šitų turime daugiau. Jos šiuo metu kaip tik tai ruošiasi miegoti, dėl to jos ir yra miegapelės, jos yra tikrai labai tingus gyvūnai. Įsisuka inkiluose ir pramiega visą žiemą. Bet čia yra užrašytas klausimas, tai kodėl mes saugom gamtą? Mes šiek tiek palėtėm. Pabandykim įsiaiškinti, o iš tikrųjų, kam reikia saugoti tą gamtą? Kodėl? Kokios versijos? Susijusios rūšys visos. Tai kodėl reikia saugoti? Jeigu viena išnys, tai paveiks visas kitas ir nevesnį po. Geras, labai retas atsakymas. Bet manau, kad labai geras. Man atrodo, kad jeigu neišsaugosim gamtą, tai ir mes nebegyvensim. Mes irgi gamtos vaikai. Ir visą tai... Gerai. Dar? Tam, kad jinai galėtų prisitaikyti prie kintančių sąlygų. Labai moksliškas ir labai teisingas. Bet labai panašiai, man atrodo, jūs į tą pačią lentynėlę kviečiau. Nu, dar kokių versijų? Todėl, kad tas dvikojis žmogelis nežinia, kas jį į šitą planetą nuleido. Ir kodėl tą padarė. Tai jūs priskirtumėt save prie tų gamtininkų, kurie gamtą saugo nuo žmonių, ne? Zėra klat. Gerai. Aš visada savo draugams sakau, kad aš saugo gamtą iš savo egoistiškos pusės, nes man patinka. Sutinku, kad tai gali būti egoistiška. Dar? Išlaikomas balansas gamtoje. Tarp ko? Natūrali atranka neleidžia išsiplėsti kažkokiem vienoms ar kitoms rūšims, nes jos galbūt katastrofiškai pakenktų. Gerai, Prašau. Pabandysiu atspėti, ką žinotis nori išgirsti iš mūsų. Kad gamta turi teisę egzistuoti savaime ir ne žmogui spręsti, kam likti, o kam išnykti. Gali būti ir tokia versija. Bet iš tiesų tai aš norėčiau girdėti visus atsakymus. Man atrodo, teisingas atsakymas yra visi. Aš saugau gamtą, man artimiausias yra... Man ilgą laiką artimiausia motyvacija buvo saugoti, aš saugau gamtą todėl,
kad, ir čia ne mano žodžiai yra, reiškia, pasiskolinti yra, bet kad gamtą mes nepaveldėjame iš savo tėvų, bet mes jas skolinamės iš savo vaikų. Ir mano moralinė atsakomybė yra mano dukrai, kurią matėte nuotraukose, ir sūnui, palikti gamtą neprastesnę negu aš ją turėjau, užsilipdamas ant to medžio ir laukdamas to paslapčių, kol atskleis, reiškia. Taip ir neatskleidė tada, reiškia, bet vėliau aš jau pamačiau visas tas paslaptis. Tai man atrodo, man pavyzdžiui yra tokia motivacija. Ir dabar ta motivacija kinta. Aš turiu pripažinti, ir ta motivacija kinta, ir vėlgi aš sėjus tais dabartiniais pasauliniais drill baby drill procesais, kur pasaulinė politika kalba, nustumia velniom žalią kursą, kalba, kad mes turime naudoti, turime išnaudoti ir velniom, reiškia, tas gamtos saugojimas. Tai aš savo visą laiką klausiu, tai kodėl aš tą meninę nedinukę saugo? Man dabar yra svarbiausia, gal čia toks nelabai populiarus, reiškia, atsakymas, arba nelabai patogus yra, bet man tikrai rūpi išsaugoti šitą rūšį iki momento, kada mes tapsime nebedominuojančią rūšimi. Ir aš tada esu ramus, kad ta meninė nedinukę išsikapanos ir reiškia, ir savarankiškai be mūsų pagalbos puikiausiai galės gyventi. Tai jo, bet man atrodo, kiekvienam yra savo. Man atrodo, čia svarbiausia, kaip sakyti, kiekvienas randa savo motyvą kažkokį, bet man atrodo, yra labai svarbu to motyvo paieškoti. Ir aš dabar norėčiau irgi truputėlį pasižiūrėti, kaip mokslininkai sistemina. Yra aplinkosauginė etika, yra atskiras langas ir iš esmės vienas pjūvis yra, turbūt pagrindinis pjūvis, yra išskiria antropocentrinį požiūrį ir ekocentrinį požiūrį. Ir abudu jie sako, kad gamtą saugoti reikia. Bet dėl skirtingų priežasčių. Antropocentrinis požiūris kalba, arba instrumentinis požiūris, dar kiti sako, kalba, kad gamtosauga yra svarbi tiek, kiek jinai duoda naudos žmogui. Mes kalbėjome apie verkių miško iškirtimus, ar ne, reiškia, ir tikrai tikiu, miškininkai ranką prie širdies dės ir sakys, kad tikrai išsaugoti gamtą reikia, jie bus absoliučiai teisūs ir tikrai nuoširdūs. Bet perspektyva yra kita, nes jinai duoda naudingą išteklių. Ne? Ir jie savo prasme yra teisūs. Ir šitas požiūris yra apie tai, jog žmogus yra rūšių hierarchijos piramidės viršūnėje, valdytojas, matote čia. Aš nesu religijoterininkas ir esu ginčiasis su tikinčiais, giliais žmonėmis ir studijuojančiais tos šventus raštus, bet man visą laiką kyla klausimas, galbūt padarytas yra neteisingas Biblijos vertimas. Nes Biblijoje yra parašyta, testamente, man atrodo, senasis testamentas, yra parašytas, kad Dievas pavedė žmogui valdyti gamtą. Ir aš dabar galvoju, angliškai tai būtų manage, ne? Bet gali būti ir kitas vertimas. Tai vienas yra būti valdytoju, o kitas būti šeimininku. Ir semantiškai aš jaučiu labai didelį skirtumą. Nes kaip valdytojas organizacijoje aš valdau išteklius, o savo šeimoje aš nevaldau savo vaikų. Kaip šeimos galva, ne, tai tada ieškai sugyvenimą. Šeimininkas, mano galva, yra ne apie valdymą, bet apie kažkokį tai sugyvenimą. Tai nežinau, čia tiesiog mintis pamastymui, ką iš tikrųjų reiškia tai žodžiai. Tuo tarpu ekocentrinis požiūris kalba, jog kaip jau Algis minėjo, kad ekocentrinis požiūris akcentuoja gamtą kaip tiesiog savaiminę vertybę ir sugyvenimą su gamta. Ir iš principo, kad visos esančios gyvybės formos yra vertos išgyvenimo. Nereikia ieškoti naudos. Jos yra vertybė pati savaime. Kuo naudingas žmogus, mes galim taip irgi paklausti. Jeigu mes tokie esame, visur ieškom naudos, tai tada pasižiūrėkime, kuo ekosistemai naudingas žmogus. Tai į žmogų mes žiūrime ekocentriškai, nes žmogus yra vertybė pati savaime. Ir iš tiesų, pagal šitą požiūrį, žmogus yra vienas iš ekosistemos dalyvių ir lygiai vertis tarp kitų rūšių. Aš labai atsimenu, buvo festivalis būtent ir aš buvau labai stipriai sutrikęs, kada mes diskutavom su miškininkais ir buvo vienas šou verslo atstovas, kuris moderavo. Ir jį labai nervavo, kad pas mane ant žando uodas. Ir sako, uodas yra, numušk, ir pertraukė visą diskusiją, visą kitą.
O aš savo vaikus mokau, kad kartais tu refleksiškai ir numuši tą uodą, taip, bet aš, pavyzdžiui, kai būnu sąmoningas, aš iš tikrųjų arba jį bent jau nubaidau, arba tiesiog nieko nedarau. Nes kuo aš skiriuosi nuo uodo? Aš turiu daugiau mėsos ir lašinių ir kraujo negu uodas. Iš principo daugiau nieko. Gyvybės vienetas yra tas pats. Tas yra gyvas organizmas, ar aš esu gyvas organizmas. Ne? Ir čia yra sugyvenimo turbūt esmė. Bet grįžkim prie to antropocentrinio, pagilinkim truputėlį, reiškia, tą gamtą saugom, nes jinai yra mums praktiškai naudinga. Ir tai iš tikrųjų yra labai dominuojantis požiūris ir jis yra visiškai teisingas. Jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie vaistus, vaistai iš principo visi ateina iš gamtos. Dabar jau, reiškia, modernybėje mes sugebame sintetinti cheminės medžiagas, reiškia, ir susintetinti vaistus. Iš principo, visą amžinybę mūsų gamta gydė. Tai vienas iš tų dalykų. Ir čia vienas iš pavyzdžių yra chininmedis. Tai šitam, reiškia, iki šių dienų chininas, šito medžio žievėje esantis, yra traktuojamas kaip vienas efektyviausių maliarijos vaistų. Ir tikrai yra, yra labai aiškiai matoma nauda. Tam, kad pagerinti jį skonį, reiškia, kai tą chininą vartoti, žmonės išmoko sumaišyti su soda ir šiek tiek džino. Ir, reiškia, tada yra skaniau jį vartoti tą vaistą tais laikais. Dabar tai yra gin tonikas. Iš principo, čia atsirado gin tonikas gėrimas iš būtent šito gydymosi nuo maliarijos. Kad jeigu jaučiate, maliariniai uodai beje gyvena Lietuvoje taip pat. Tik tai jie neneša to parazito, kuris atneša maliariją. Taip, kad jeigu ką, turėkite omeny, gin tonikas galėtų būti, reiškia, vienas iš pretekstų, kodėl, reiškia, galime jį vartoti, nes bijai maliariją užsikrėsti. Geras pasiteisinimas, taip. Kita priežastis apie naudas mes kalbėjome, reiškia, ir tikrai tose jūsų atsakymuose buvo naudos, reiškia, kalbėjimai, kad mes turime išgyventi ir tas, vėlgi aš prie to priskirčiau dabar labai madinga ekosisteminių paslaugų koncepcija, jog gamta suteikia tam tikras paslaugas, už kurias mes paprastai nemokame, kaip grynas oras, pavyzdžiui, reiškia, arba čia yra klasifikacija aprūpinimo, reguliacinės, kultūrinės, reiškia, pagalbinės paslaugos. Mindaugas minėjo, reiškia, kad egoistiškai saugom gamtą, nes reiškia, man tiesiog jinai patinka. Tai yra vėlgi viena iš kultūrinių ekosisteminių paslaugų, reiškia, nes suteikia satisfakciją, reiškia, vienokia kitokia. Arba pasivaikščiojimas parke irgi yra gamtos suteikiama paslauga mums. Duoda mums psichinę ramybę ir taip toliau, ir mes paprastai už tai nieko nemokam. Aš tokį duodu paprastai tokį mokslininkai per ekosisteminės paslaugas yra bandę net taip pat apskaičiuoti ir finansiškai vertinti, reiškia, tai kokia yra vertė tų ekosisteminių paslaugų. Ir aš duodu tokį visiškai primityvų ir turbūt ne visai teisingą, reiškia, ir mane tikrai galėtų kritikuoti pavyzdį, bet man atrodo, jisai atspindi principą. Kad jeigu mes ištiesiname upes, padarome kanalus, nusausiname pelkės, kuriuose vanduo laikosi, reiškia, kaip kempinė išsaugoja tą vandenį, sausros metu atiduoda ir drėkina, o per perteklių, reiškia, sugeria ir išlaiko, mes jas velniom nusausinam, ištiesinam upes, ir tada vanduo per liūtis labai greit išbėga, niekas jo neužlaiko. Išbėga ir tada vamzdžio gale, Nemuno vamzdžio gale, aš turime neties Rusnę, mes turime gerokai ūmesnius, reiškia, potvinius. Ir tada turi atvažiuoti skvernelis ir turi pastatyti tą stakadą, kuri kainuoja nežinau kiek milijonų. Čia gal sakau, ne visiškai yra teisingas, kaip sakyti, faktiškai dalykas, potviniai vyktų turbūt Nemuno deltoje, tai yra normalus reiškinys deltose ir be to, bet pats principas yra toksai. Ir mokslininkai tai vertina ir apskaičiuoja. Yra kritikų daug, kurie kritikuoja būtent apskaičiavimą, kadangi kai bandai monetizuoti gamtą, kai tu bandai vertinti finansiškai, kartais iš tikrųjų šitas požiūris yra labai svarbus mūsų toje vartotojiškoje kultūrinėje visuomenėje, kada mes kalbame, kad reikia daugiau vartoti, kad reikia BVP, reiškia skelti ten ir taip toliau. Bet yra kita pusė. Jeigu mes įvertinsim, reiškia, monetizuosim tą gamtą ir įvertinsim, kiek jinai ten gali, kokį jinai vertę duoda,
tai mes taip pat galime suponuoti ir tokį momentą, reiškia, tai gerai, aš tada susimoku, koks nors Grigėjas, tai tada gerai, aš susimoku, reiškia, ten tą, žinai, ir toliau galiu savo teršti arba daryti kažką, žinai, negero. Tai ir tokie dalykai vyksta. Amazonėje, ten dar kažkur, reiškia, kur gyvena endeminės rūšys, tai tiesiog įmonė susimoka, kad galėtų išnaikinti tą teritoriją. Man teko dalyvauti Lietuva 2050 vizijos kūrime. Ir aš ten atstovau gamtą ir aš, reiškia, bandžiau įtikinti politikus, kad, reiškia, gamtą reikia įtraukti ir saugoti. Ir aš sakau, kad aš tam tikrą prasme pasiremiau ekosistemų paslaugų koncepciją, sakydamas, kad laukinė gamta yra mūsų investicija ir konkurencinis pranašumas prieš visus kitus. Todėl, kad klimato kaitos akivaizdoje niekas nebejoja, tai yra didelė mega tendencija. Mes neužilgo pradėsime patirti, jau patiriame iš tikrųjų, bet ateityje dar labiau migracijas, tautų migracijas, tautų judėjimą. Ir šalis, galvodamas, kaip su tuo tvarkytis, jos nori išmaniosios migracijos. Tai reiškia, mes norime prisitraukti tuos žmonės, kurie kuria didelę pridėtinę vertę, IT-šnikus visokius, reiškia, nežinau, odontologus ar ten dar kažką, reiškia, kurie gali daug atnešti ekonomiką ir nelabai gal norim ten tų kažkų, kurie ten galbūt kelia daugiau socialinių problemų, bet nekuria didelės pridėtinės vertės. Gerai, sakau, bet pasižiūrėkime į tuos aukštą pridėtinę vertę kuriančią visuomenę, kurie nori gyventi. Jie pirmoje eilėje nori būti pageidaujami, atvažiuoti, ir jie nori geros gyvenimo kokybės. Pasigilinkime, kas yra jų gera gyvenimo kokybė. Ir pasigilinę paaiškėja, kad buvimas laukinėje gamtoje arba šalia atvykimas į laukinę gamtą per pusvalandį yra vienas iš geros gyvenimo kokybės bruožų. Vakarų Europoje, reiškia, vakarų aplamai kultūroje, buvimas gamtoje yra vienas iš gero gyvenimo kokybės bruožų. Ir tokiu būdu mūsų lietuviška saugoma gamta yra mūsų iš tikrųjų konkurencinis pranašumas. Ne? Ir jeigu mes tą demonstruotume, jeigu mes jos neiškirsim, neišvešim, reiškia, mes tikrai turėtume turėti tikrai solidų konkurencinį pranašumą, nes čia tiesiog gera gyventi. Tai čia vėlgi būtų per ekosisteminių paslaugų koncepto prizmę žiūrėti ir žinokit, politikai patikėjo. Ir aš tuo pats tikiu ir esu, ne tai, kad tikiu, bet aš esu liudininkas šito. Aš gyvenu, reiškia, Dzūkijos kaime ir aplinkui gyvena įsikūrę žmonės, jaunimas ateina, kūrėsi šeimos, odontologai, IT specialistai, vienas labai aukštas Briuselio biurokratas gyvena, reiškia, gretimame kaimo sodyboje, reiškia, ir viena iš tų priežasčių yra būtent laukinė gamta. Žiūrim, ką dar turim. Čia visiška klasika ir tokia ekstremali klasika, bet labai aiškiai apibrėžia, reiškia, tą antropocentrinį požiūrį. Ir iš esmės Sovietų Sąjungos požiūris tai buvo toksai biologas, genetikas Ivanas Mičiūrinas, kuris jo citata: mes negalime laukti gamtos malonių, mūsų užduotis jas iš gamtos pasiimti. Ir šitas buvo toks ideologinis dalykas, kuris labai atspindi, reiškia, kad gamta yra gerai, bet mes ją turim melžti, reiškia, kaip karvę, reiškia, kad neduotų mums tos naudos. Tai va čia labai ryškus antropocentrinio požiūrio. Kieno idėja buvo, kad Sibirų upes pasukti smeltkaipės? Jo, buvo. Aš jau irgi nežinau, kieno atsimenu, bet buvo. Kita dabar, aš norėčiau truputėlį žiūrėti, reiškia, į tą savaiminės gamtos arba ekocentrinio požiūrio filosofiją. Tai yra, kad tai žmogus yra viena iš milijonų rūšių gyvenančių Žemėje ir kiekviena rūšis turi teisę egzistuoti. Atsimenat, apie šitą uodą kalbėjau, ne? O iš esmės rūšių naikinimas vardan žmogaus gerovės yra nemoralus. Tai yra nemoralu naikinti dėl savo patogumo. Tai tokia yra filosofija. Ir čia norisi man paminėti, reiškia, pradininką, tą filosofinį ekosofiją, Arne Nys, norvegų filosofas. 20 amžiaus, reiškia, jisai yra iš principo suformavęs tą vadinamą giliosios ekologijos judėjimą. Ir jisai yra išleidęs, reiškia, 8 principų manifestą. Ir aš tos manifestus, tą manifestą norėčiau iš tikrųjų perskaityti jums. Žmonių ir nežmonių gerovė bei klestėjimas turi savaiminę vertę
ir ši vertė nepriklauso nuo nežmoniškojo pasaulio naudingumo žmonėms. Reiškia, tai yra vertybė pati savaime, nesvarbu, ar ta biologinė įvairovė yra mums vertinga ar nevertinga, naudinga ar nenaudinga. Naudinga, nes vertinga yra kas kita turbūt. Tai yra, ne? Gyvenime formų pilnatvė ir įvairovė prisideda prie vertės realizacijos ir taip pat yra savaiminė vertybė. Taigi jis kalba ne vien tik apie tai, jog rūšis yra vertybė pati savaiminė, bet ir rūšių įvairovė, biologinė įvairovė yra vertybė pati savaiminė. Žmogus neturi teisės mažinti šios pilnatvės ir įvairovės, nebent tenkindami išgyventi būtinus poreikius. Ir šitas yra labai svarbus momentas, nes čia klausimas yra, o kas yra tie būtinieji poreikiai? Ar mūsų mobilus telefonas yra būtinasis poreikis ar nebūtinasis? Ir tas būtinių poreikių suvokimas jisai labai kintantis, bet iš principo savo, kad mes negalime žudyti, nebent turėtume tenkinti savo būtinuosius poreikius. Ir šitą postulatą aš dėjau pastangas įtraukti į Lietuva 2050 viziją. Ir žinokit, pavyko, tik tai įterpė vieną žodį, kur buvo, reiškia, nebent tenkinti, išgyventi, reiškia, kaip čia, poreikius oriam gyvenimui. Ne apie būtinus poreikius, egzistencinius poreikius, bet apie orų gyvenimą. Tai čia šiek tiek tokia minkštesnė. Per daug. Jo, tai bet jau yra šis tas. Tai man atrodo, žmonių gyvenimo ir kultūrų klestėjimas suderinimas su ženklių žmonių populiacijos sumažinimu, taip sumažinant reikalavimą nežmogiškojo pasaulio gerovę. Ir čia toks jau radikalus požiūris, kad iš principo sakantis mūsų žmonių yra per daug. Iš tiesų, jeigu jūs pasigūglintumėt, reiškia, kokia yra žmonių populiacija auganti ir pamatytumėt kreivę, tai yra tikrai baisu. Ir čia yra labai nepatogu, labai nepopuliaru kalbėti, reiškia, apie tai, nes labai netiška, nehumaniška. Eugenika. Taip. Eugenika. Taip. Bet šiaip tai Davidas Attenborough, garsusis gamtininkas, reiškia, yra labai, jau tie senieji mohikanai pradeda apie tai kalbėti. Ir jis yra pasakęs, kad žmonija yra žemės marai. Ir čia yra tokia, sakau, iš tikrųjų labai sudėtinga dilema ir aš manau irgi sutinku, kad žmonių yra per daug, bet aš esu lygiai toks pat humanistas ir rūpinasi savo tėvais ir perkam vaistus ir ten ir visai kaip, reiškia, stengiasi, nori turėti vaikų ir taip toliau, bet ir ta dilema yra labai sunkiai sprendžiama, jinai yra labai sudėtinga. Yra dabar vėlgi judėjimas jaunoji karta, bijodama klimato kaitos, nebenori gimdyti vaikų. Jau yra tokių ir aš pažįstu tokių žmonių, kurie sąmoningai pasirenka neturėti vaikų dėl šitos priežasties. Ir daugiausia Europoje. Jo, tiesiog pastebėjimas, bet šiaip išsivysčiusiose šalyse gimstamumas natūraliai pradėjo mažėti, jau visuomenė senėja, taip kad net girdėjau versiją, kad yra kažkoks tarsi, instinktas, kad žmonės natūraliai tą savireguliaciją įsijungia ties kažkokiu momentu. Ir ačiū labai, kad tą pasakėt, nes kaip tik norėjau pasakyti, kad kiek aš apie tai galvoju, man atrodo, yra vienintelis humaniškas būdas sureguliuoti mūsų populiaciją. Tai yra švietimas didesnis ir daugiau moterų valdžia. Švietimas didesnis dėl to, reiškia, kad būtent, ką mes pastebėjome Europoje, kad kuo yra labiau įsivyščiusios, reiškia, tautos, tuo joms vėlgi reikia gyventi, jos nori gerbuvio vienokio ar kitokio, reiškia, ir tas vaikų, kaip sakant, vaikų auginimas, jisai iškrenta iš rinkos, kaip sakant, tu tada atsiduodi vaikams ir tada negali gal to kažkokią tai gerbuvio užsitikrinti ir iš tiesų tas lemia paskui demografinį judėjimą žemyn. Bet viena bėda yra tik tai tame, kad kai mes kalbam apie globalų mastą, kad tai yra labai lėtas. Tarsi, jeigu mes norime mažinti žmonių populiaciją šituo būdu, reiškia, didinti ant sąmoningumą, švietimą ir visą kitą, tarsi, tam reikia 100 metų turbūt kokio. Bent intensyviai dirbant, galbūt ne prie mūsų Lietuvos švietimo sistemos, bet reiškia, jau tikrai gerai dirbant reikia bent kokio 100 klausimus ir tiek turim. O moteris valdžioje yra, vėlgi, mokslininkai irgi vertina, moteris yra gerokai labiau empatiškos būtybės
kurios gali daryti žymiai kompleksiškesnius sprendimus ir turėti žymiai tokią gilesnę atjautą. Ir tai taip pat susiję, vėlgi, moteris būdamas valdžioje ir skatinamas kitas moteris būti valdžioje, reiškia, tai tuomet nėra taip, kad moters vieta yra kur ten virtuvėje, ar kur, sako, vaikus auginti ir taip toliau, ne, jinai tampa, ir vėlgi tai irgi sąlygoja rezultate, iš vienos pusės, geriau galima suvokti moterims ir spręsti globalias gamtos apsaugos problemas, reiškia, ir reiškia, iš kitos pusės vėlgi tai mažina populiaciją. Tai čia toksai jautrus momentas. Dirbtinai sukurtos ligos padeda man. Čia apie COVID-ą jūs? Pandemijos. Tai bet ir karai padėjo. Dabartinis žmonių kišimasis nežmogiškai į pasaulį, ar nenuobodu, ar viskas okei yra, aš noriu pasitikrinti, kad čia, nes aš jau laikrodį nežiūriu, bet aš tikiuosi, kad... Aš irgi bijau. Aš irgi bijau. Bet viskas gerai. Viskas gerai, labai gerai. Dabartinis žmonių kišimasis nežmogiškai į pasaulį yra perteklinės situacijos sparčiai blogėja. Tai jau pripažįstama, reiškia, ir čia mes kalbam apie 20 amžiaus vidurį. Todėl turi keistis politikos, darančios įtaką esminiai ekonominiai, technologiniai ir ideologiniai struktūrai. Tai pasieksime būklę iš esmės kitokią nei dabartinę. Principo, kas yra sakoma, kad mes turime nustoti didinti savo BVP, turime, reiškia, iš principo keisti ekonomikos logiką. Ideologija turi pasikeisti, kad imtume mėgautis gyvenimo kokybę. Ideologija turi pasikeisti, kad imtume mėgautis gyvenimo kokybę, užuot nuolat siekia pakelti gyvenimo lygio standartą. Turime gerai suvokti skirtumą tarp dydžio ir gerumo. Man atrodo labai geras postulatas, kada iš principo kalba, nes dabar mes kalbame apie vartojimą, daugiau. Čia, mano galva, yra kalbama apie saiką ir lėtumą. Tai yra tai, kad mes turime sustoti, būti lėtais, jausti pilnatvę ir iš čia atsiranda saikas. Tiesiog tau nereikia tiek daug, nes tu savo pilnatvę gali užtikrinti per tą lėtumą. Na ir, reiškia, pripažįstant į šios principus, įsipareigoja tiesiog ir netiesiogiai mėginti gyvendinti reikiamus pokyčius. Kitaip tariant, jeigu jūs iš to sutinkate, išėję šiandien paskaitos, turite imtis veiksmų. Mes dar prie to grįšim, reiškia, bet norėtųsi truputėlį, aš jau užsimeniau apie Lietuvą 2050 viziją, bet šitoje šviesoje norėtųsi man truputį pažiūrėti, kaip Lietuvoje. Kokia Lietuvos filosofija ir kaip čia buvo. Na ir žinot, reiškės, mes galim sakyti, jeigu mes Jogailą ir Abiejų tautų Respubliką priskirtume Lietuvai, ne, reiškės, tai tuomet mes sakytume, kad Jogailos įsakas dėl Belovežo girios draustinio yra pirmoji saugoma teritorija, turbūt Europoje, reiškės, įkurta, jinai remiasi visiškai antropocentriniu požiūriu. Pirmajam statute lygiai taip pat. Mes saugojam miškus dėl to, kad yra svarbios lietaus šaltinis, svarbus medžioklės išteklis. Lygiai taip pat ir su Jogaila buvo. Buvo pirmasis statutas, kalbėjo grinai kad gamtą reikia saugoti dėl to, kad yra naudinga kažkokiom tai visuomenės grupėms, ar ten didikams, ar dar kažkam. Visada tai buvo kalba. Ir aš turiu pasakyti, kad šitą ideologiją nuo pirmojo statuto laikų iš principo nepasikeitė Lietuvoje. Jeigu mes pažiūrėtume, reiškia, į mūsų teisės aktus, Europos Sąjunga atnešė truputėlį sukrėtimą, pokyčius, reiškia, kuomet motyvas yra daugiau mokslinis, reiškia, kad yra, reiškia, saugoti dėl tam tikrų retumo ar dėl tam tikrų mokslinių kriterijų, bet iš principo mūsų kraujyje ar, reiškia, sistemoje yra įaugę tai, kad mes gamtą turime saugoti, nes yra naudingas išteklius. Ir netgi man yra toks labai įdomus pastebėjimas, kad, pavyzdžiui, žmonės nelabai kalba apie žuvų apsaugą kaip rūšių apsaugą, bet dažnai kalba apie žuvų išteklių apsaugą. Iš principo, jeigu žiūrėti ir visi, reiškia, žuvų saugotojai dažnai saugoja tam, kad galėtų gerai pažvejoti ir galbūt sugauti ir paleisti, bet iš principo tai yra lygiai toks pat išteklinis požiūris. Čia yra kiti dar mokslininkai, antropologai, tą yra nagrinėję, kad sako, reiškia, kad žemiau evoliuciškai žuvies lygio žmogus nebesuvokia tų būtybių,
nu, tų būtybių kaip būtybių, jie mato jas kaip išteklius, nesuvokia, tik tai žmogus suvokia kitas nežmoniškas būtybės kaip asmenybės, tik tai aukštesnio evoliucinio lygmens. Tai iš tiesų, mano nuomonė, mes nesame paėję žymiai toliau, nesame paėję toliau nuo pirmojo statuto, to filosofijos. Ir kas yra man labai įdomu, reiškia, kad valstybės, sąrango, reiškia, įstatymuose, politikoje, reiškia, aš esu nagrinėjęs politinės programas, iš principo jis absoliučiai daug kalba apie išteklius. Ten saugosim biologinį įvairovę, nes tai yra ten svarbus koks nors ten išteklius. Iš principo, ar tai yra per ekosisteminės paslaugas, ar tai yra per lentas, reiškia, ar per dar kažką. Bet kas yra įdomu, kad mūsų visuomenė... Aš turiu komentarą šito klausimu, tiesiog, kad tai yra lengviausia, kaip jau pasakęs, tai yra lengviausia pateisinti, jeigu tavęs kas nors klaupo, kodėl tu taip nori. Taip, aš sakysime, mums bus tai naudinga, jeigu mes dabar saugome. Ir kokia tavo yra vidinė motyvacija, tavo išorinė motyvacija tada bus lengvai pateisinama kitiems. Pilnai sutinku su jumis, man atrodo, į 10-tuką. Ir tai yra, kai tu gyveni vartotojiškos kultūros visuomenėje, kai ekonominė gerovė ir BVP, reiškia, yra gerovės matavimas, tai yra lengviausias būdas paaiškinti. Aš su tuo pilnai sutinku. Dėl to yra atsiradusios tos ekosistemo paslaugos ir visą kitą, galbūt vidinius dalykus. Bet kas yra matoma, jeigu mes žiūrėtume ten, nežinau, Lietuvos miškų judėjimą, reiškia, ir Vilniaus mieste, reiškia, apie vieno ar kito medžio pjovimą, ten motyvai yra moraliniai. Ten motyvai yra ne apie tai, jog čia išteklius ten naudingas. Yra ir to, nes aš noriu pasivaikščioti ramiai, reiškia, pačiučiuoti savo vaiką arba pavedžioti šunį. Tai irgi yra egoistinis motyvas iš tikrųjų. Bet iš tiesų, kai tu matai visą šitą diskursą, tu matai, kad ekocentrinė pozicija, kad gamta yra vertybė pati savaime ir mūsų moralinė pareiga sudaryti sąlygas įgyventi, jinai įsigali vis tvirčiau mūsų visuomenėje, tą rodo ir apklausos. Ir čia yra įdomus paradoksas, kur turbūt yra kalba apie viso to konflikto esmę, kad institucijos ir politika tiesiog nespėja paskui visuomenės šitą vystytis, nespėja, jos yra šiek tiek dar vakar dienoj, kada saugoja gamtą kaip išteklius. Ir aš, kaip sakyti, nekritikuoju to požiūrio. Jie ir vienas ir kitas yra garsus Pinčioto ir Mūro debatai Jungtinėse Amerikos valstijose, kai Pinčiotas buvo miškininkas, Roosevelto prezidento patarėjas, o Mūras labai geras irgi Roosevelto draugas, buvo daugiau poetas. Jį buvo garsieji Pinčioto Mūro debatai ir abu jie sakė, kad gamta yra vertinga, bet vienas kalbėjo, reiškia, apie tai, kad svarbus išteklius, o kitas kalbėjo, kad tai yra mūsų įkvėpimo šaltinis. Mes čia gauname įkvėpimą visą kitą. Ir tie debatai lėmė Jungtinės Amerikos valstijose nacionalinių parkų įsikūrimą. Davė pačią saugomus teritorijas. Bet kas įvyksta čionais, Lietuvos ateities vizija 2050, tai vienas iš tų sakinių, bet ten daugiau yra, reiškia, dėl išaugusio sąmoningumo mes iš naujo atrandame santykių su gamta. Ekocentrinis požiūris lyg šiol buvęs būdingas mūsų visuomenė veikiau tik kaip teorinė nuostata, dabar įsitvirtins teritorijų plėtros planavimo bei valdysenos srityse kasdieninėje praktikoje. Vadovaudamasi šio požiūriu, žmonės įvairias gyvybės formas vertina ir puoselėja, o jų natūralų būvį veikia tik tai tada, kai reikia užtikrinti būtinus oraus gyvenimo poreikius. Atsimenat, reiškia, postulatų. Bet tai yra Lietuvos istorija pirmą kartą atsiradęs pripažinimas, jog gamta yra savaminė vertybė, pripažinimas iš oficialiuose politiniuose dokumentuose. Tai sudėti šitą vertybę. Čia minėjau, reiškia, irgi apie tai, reiškia, keli argumentai jūsų sakyti buvo labai tiko, tai vadinamam, evoliuciniam motyvui, kad jo šiuo metu esanti biologinė įvairovė yra genetinis pagrindas ateities rūšinė įvairovė susiformuoti. Kitaip tariant, reiškia, jeigu čia yra Archaeopteryxo griaučiai, žinot, toks dinozauras buvo, tai jeigu Archaeopteryxas būtų išmiręs anksčiau laiko, mes neturėtume paukščių. Tai čia yra vienas iš tų. Ir reiškia, po šitą motivaciją taip pat yra kalbama apie šiuo metu vykstantį 6-ąjį pasaulinį masinį rūšių nykimą, kurio priežastis yra žmogus. Ir dabar yra antropoceno era, ir ta era, reiškia, vėlgi nesiplėsiu, gal, reiškia, taip, bet reiškia, tai yra vėlgi mano galva yra siejama su to evoliuciniu požiūriu. Norisi truputėlį grįžti prie tokių žemiškesnių dalykų ir vėl grįžti prie Vilniaus, bet jau žiūrint šitame kontekste ir šitoje šviesoje.
Taigi, kokia yra praktinė biologinės įvairovės saugojimo nauda Vilniečiams? Vėlgi aš žiūriu antropocentriškai dabar, ne? Ir man atrodo, yra svarbu tą minėti ir svarbu tą sakyti. Tai yra be jokios abejonės mūsų žaliosios erdvės yra siejamos su geresnė psichikos sveikata ir tai yra Jungtinių tautų, tai Pasaulio sveikatos organizacijos teiginiai, mažina širdies kraujagyslių ligų ir antro tipo diabeto rizikas, mažina stresą, daro teigiamą įtaką nėštumo procese, vėlgi susijęs su stresu turbūt. Tai yra iš tikrųjų mūsų sveikata ir gerbūvis. Mūsų žaliosios zonos yra reikalingos dėl to. Ta biologinė įvairovė tarpstanti žaliosios zonose yra reikalinga dėl to. Taip pat kaitros ir karščio bangų mažinimas. Nuotraukoje matote termovizorių fotografuotą, labai aiškiai matosi, kur yra asfaltas ir kur yra miškai, reiškia, yra žaliosios zonos. Tai jeigu mes kalbam apie, reiškia, medžius, tai jos sudaro šešėlį, reiškia, ir arba transpiracija mažina temperatūrą, vėsina mūsų aplinką. Be kita ko, reiškia, dar žaliosios zonos jos sugeria drėgmę, reiškia, liūčių metu jos sugeria ir mes galime mažinti, sakyti, riziką potvyniams, ką mes kartais gatvėse matom, atrodo, geležinė vilkė būna, reiškia, kai gerai užlyja, tai tada, reiškia, ten reikia irtis, ne? Bet lygiai taip pat sausros metu ta drėgmė jinai truputį yra paleidžiama ir išleidžiama, reiškia, ir tada mes turime geresnį mikroklimatą. Tai iš principo jo, vandens išteklių valdymas ir rizikos mažinimas didina miesto atsparumą. Tai mano minėti, reiškia, momentai dėl vandens. Nuotraukoje yra, reiškia, Vilniuje esantis paviršinių vandens tinklų tvenkinys, paviršinių vandens nuotekų, reiškia, tinklų tvenkinys padarytas, kur yra surenkamas vanduo, reiškia, nes ne visai modernizuotas. Taigi, drėkina aplinką, jau minėjau, reiškia, ir iš principo veikdami kaip filtratoriai, žaliosios zonose taip pat ir valo. Jeigu mes pasižiūrėtume, reiškia, tai kaip ta biologinė įvairovė Vilniuje yra saugoma, tai aš jau minėjau apie saugomas teritorijas. Vienas iš būdų, reiškia, tai yra Vilnius parkas, kitas saugomas teritorijas. Tai mes per tai steigiame saugomas teritorijas ir atitinkamai ten reglamentuojam veiklą, darome kažkokius ribojimus arba darome aktyvią veiklą, gamtotvarką vadinamą, tas buveinės, ar atkurti, ar padaryti sąlygas geras rūšimis. Bet yra dar taip vadinamas gamtinis karkasas, tai yra dokumentas, jis padarytas visai Lietuvai, dokumentas, kuriame išbraižyti, sakykime taip, ekologinio prioriteto zonos. Tai yra, kur iš principo šito dokumentu jis yra įtrauktas į bendrąjį planą ir taip pat planuojant Vilniaus miesto plėtrą yra privaloma atsižvelgti šitą dokumentą. Ir atitinkamai tose zonose, kur yra, reiškia, tas gamtinis karkasas, ten turėtų būti matyti daugiau ir tų žaliųjų plotų ir reiškia, yra tam tikri ribojimai. Mes gamtininkai truputėlį turim kritinį tokį požiūrį į gamtinį karkasą, bet gal ne tiek, kiek į patį gamtinį karkasą. Aš manau, kad tai yra geras labai sprendimas, jisai yra labai naudingas planavime. Bet man atrodo, jis nėra pilnas. Nes vienas dalykas tai yra teoriškai išbrėžtas schema ir briedis eidamas nematė šito. Arba reiškia, paukščiai skrisdami kur perėti irgi šito nesivadovauja. Reiškia. Ir kada mes kalbam apie ekologinius koridorius, kurie yra labai svarbus, ir mes sakėm, kad ekologinius koridorius reikia užtikrinti, tai man atrodo, gamtinis karkasas yra gera pradžia, bet jį reikia labiau gilinti ir labiau žiūrėti, reiškia, kaip jisai funkciškai veikia, realiai. Ir šitos dalies Vilniuje šiek tiek trūksta. Ne šiek tiek trūksta. Medžiai, mes kalbėjome apie medžius, tai čia tokia jautri tema turbūt Vilniui, bet visgi, reiškia, pasižiūrėjus ir įsigilinus truputėlį į aplamai medžių politiką Vilniuje. Vilniuje yra daugiau negu 115 tūkstančių saugotinų medžių. Ir ateities planas, šiandien persiskambinau paklausius, savivaldybė, reiškia, ateities planas iš tikrųjų, kad visi Vilniaus medžiai turės saugotino statusą. Saugotino statusas reiškia, kad yra griežtesnės sąlygos, jeigu ten nori nukirsti, ar dar kažką, ta prasme, kad jų apsaugos lygis didėja. Tai nereiškia, kad jie
negalėsiu jų liesti, bet apsauga iš principo bus gerokai griežtesnė. Ir jeigu žiūrėti aplamai visą medžių saugojimo reiškia tos principus, kad esminis iš principo principas ir prioritetas Vilniaus mieste yra išsaugoti esamus medžius. Jeigu taip skaitai, pagrindinis dalykas yra naujų, reiškia, nekalbėti apie naujus medžius, bet pirmoje eilėje kalbėti, reiškia, ir saugoti senus medžius. Esančius. Aš tai vadinu medžių maldaknygė. Aš žinau Vilniaus, man atrodo, Vlanas taip irgi vadina medžių maldaknygė, reiškia. Tai yra Vilniaus parkai, reiškia. Tai yra miestų želdinimo ir želdinių priežiūros standartas, ar nusiskanavę šitą QR kodą, reiškia, telefonais galite atsidaryti tą standartą ir ten pamatysite tikrai labai išsames gairias, kaip tie medžiai turi būti saugomi, kaip jie turi būti genimi ir ten taip toliau, ir ten labai daug yra labai patarimų. Ir medžių būklės aplamai vertinimų ir priežiūrai yra pasitelkiami arboristai. Tai arboristai, kurie rūpinasi būtent medžiais ir būtent medžių gerbūvių, medžių sveikata, reiškia, ir tikrai yra gilios žinios, reiškia, kaip tos medžius senolius prižiūrėti. Tai aš sakyčiau, toks aukštesnis standartas negu šiaip eilinio sodininko. Nieko blogo prieš sodininkus, mano senelis buvo sodininkas. Bet ir truputėlį apie kompensacinės priemonės, reiškia, šalinant medžius, į vienus ar kitus keršą. Šita nuotrauka yra klevo ir man jinai yra labai simbolinė, yra netoli, reiškia, Vilniuje, reiškia, man vadinamos sodybos. Aš atsimenu, mes važiavome, mūsų žmona taip skaudėjo širdį, reiškia, kai mes pamatėm, ten turėjo išplėsti kelią ir mes raminom šitą medį. Šitas medis visą laiką buvo tas medis, kuris pirmasis praneždavo, jog ateina ruduo. Pirmasis nusidažydavo, reiškia, klevas nusidažydavo, reiškia, tom spalvom ir tai buvo tokia emocinė mums svarbi. Ir mes ten važiuojame ir žiūrim, lemba, nupjovė. Ir aš galiu suprasti tos žmonės, ta prasme, jie neturėjo santykio su tuo medžiu. Jie tiesiog atėjo ir, nupjovė, reikėjo vykdyti kažkokį tai standartą, reiškia. Tai tokia istorija, tos minėtis nutraukytės. Bet kalbant apie kompensacinės priemonės šalinant medžius, Vilnius turi, reiškia, jog tokį dalyką, jog pašalinus medį privalome atsodinti atitinkamą kiekį medžių, medelių, kurių diametras atitiktų šalinto medžio diametrą. Tai jeigu tu nupjovė 30 cm diametro medį, tu turi atsodinti medelių tiek, kad jų diametro suma būtų 30 cm. Kritikai sakys, reiškia, kad iš tiesų, reiškia, kad ir 10 tų naujų medelių neatstoja to vieno 20, nes reikės laukti galbūt 60 metų, kol užaugs. Ne? Bet jau šis tas vis tiek yra, reiškia. Ir kitas momentas yra su krūmais, reiškia, irgi 1 centimetras diametro yra prilyginamas 2 kvadratiniams metrams krūmą. Vėlgi, tie vykdytojai gali pasirinkti ką, bet jie, žodžiu, privalo palaikyti. Pievos. Vilnius turi keletą režimų, kaip yra tvarkomas Vilniaus miesto pievos. Ir man labai gaila, iš tikrųjų, turiu pripažinti, reiškia, kad dabartinė valdžia visgi atšaukė prieš tai buvusio mero tokį gana radikalų, drąsų sprendimą nešienauti miesto pievų. Aš suprantu, kad prieš tai buvęs meras nepasirūpino normalio komunikacijų ir žmonių informavimo ir staiga nuleido, reiškia, visos pievos nešienautas, baisu, kas čia darosi, erkės užpuolė Vilnių. Tai tada sukilo, reiškia, dabartinis meras turėjo tą ambiciją numažinti, bet vis tiek jinai štai yra tokia, kad dalis pievų turi palaikoma trumpa veja, kur žmonės nori vaikščioti, būti, reiškia, bijo erkių ir taip toliau. Tai yra pakankamai didelis plotas, 25 metais tai buvo sutvarkyta virš 2000 hektarų pievų šitokiu būdu. Jinai žolė yra mulčiuojama dažniausiai, reiškia, ir palaikoma, anksčiau buvo 5-10 cm aukštį, dabar yra 7-12 cm aukštį. Tai šiek tiek auga, reiškia, ir gal su laiku dar labiau augs. Žemė šienauja, tai žemė. Taip, bet dabar, reiškia, turėtų palaikyti bent 7-12 cm. Turėkit omeny, vėlgi kuo aukštesnė, tuo geriau netlieka savo ekosisteminės paslaugos, reiškia, tuo geriau neišlaiko tada reikia ir taip toliau. Pelės laksto iš aplink daugiabučių visus ir takelius ir šaligatvius. Ne tik tai žolėse gyvena, žmonės beviltiški, bet pievos. Tas vadinamas, reiškia, pievų kategorija 500 hektarų, tai yra žinoma nuo 1 iki 3 kartų per metus. Ir čia yra svarbu pasakyti, jog
šienaujant, reiškia, nušienaujama žolė turi būti pašalinta. Tai yra nemulčiuojama, bet yra nupjaunama ir pašalinta. Kas pievų ekosistemai yra labai labai svarbu, labai gerai. Nes jeigu mes mulčiuosime ir paliksime, mes tręšime, nuolatos tręšime pievą, tai tada užaugs tai vadinamas nitrofiliniais augalais ir iš principo augalija labai skursta tame pievą. Ir yra taip vadinamas natūralaus atžėlimo teritorijos. Kažkas klausė apie Vingio parką, man atrodo, reiškia, tai galbūt tas bus su to susiję, reiškia, nežinau, apie 45 hektarą, tai yra nešienavimas iš viso pievos, aš pasiklausiau, reiškia, jos yra prižiūrimas, kad jos nevirstų mišku, tai laiks nuo laiko yra prapjaunami krūmai, bet iš principo tai yra vietos, kurios turėtų būti liktis natūralios buveinės smulkiai faunai. Ir kitas momentas yra siejami specialų žydinčių pievų mišiniai. Tai jūs matote irgi Neries pakrantėje. Tai, man atrodo, yra labai geras ir svarbus žingsnis, bet jį svarbu padaryti dar geriau, dėl to, kad tas nėra daroma vietinėmis sėklomis ir nebūtinai reiškia natūralių pievų bendrijų mišiniais. Ta prasme, čia padirbėti ties tuo, ką siejai, dar turbūt tikrai. Mano minėta Dvarčionių pieva iš tikrųjų etaloninė šienavimo mezofitų pievų buveinė, reiškia, ten gyvena ir paprastasis kardelis, laukinės gladiolas, tai tokie dar visi saugoma rūšis. Kaip Vilniečiai įsitraukia, kaip jie gali įsitraukti į miesto žalinimą, tai čia mes turime, reiškia, tą garsioji, reiškia, Vilniaus miesto iniciatyva Žalioji banga, kur kviečia sodinti želdinius, reiškia, ir tikrai daug verslo ir Vilniečių piliečių įsitraukia į tą sodinimą ir ta banga, aš tikiuosi, dar ir toliau vyks. Įtraukimas vėlgi 100 km takas aplink Vilnių ir dar daug kitų, reiškia, takų, reiškia, taip yra įtraukiami Vilniečiai ir čia yra iškarpa iš iNaturalist programėlės, kur jūs galite pagal jos atpažinti augalus arba pažinti kitus gyvūnus ir juos registruoti tą programėlę. Tai čia Vilniuje yra virš 5000 įrašų sukelta, kas yra pakankamai solidu ir gera medžiaga, reiškia, taip pat ir mokslo, skaitirti, tai kokie yra ta gyvūnų. Truputėlį apie problematiką. Aš jau einu link pabaigos ir kokia truputėlį pažvelgiant apie problematiką, ta pati Dvarčionių pieva, reiškia. Ir kai mes kalbame, reiškia, apie, man atrodo, jūs atsakėte, reiškia, kad kaip mes galime prisidėti, tai čia grįžto prie jūsų visų atsakymų, reiškia, ir praktiškai čia rasim turbūt viską. Tai yra iš tikrųjų, kad yra svarbu palaikyti tas buveinės saugom rūšims. Ir Vilniuje, reiškia, man atrodo, tikrai galima būtų pasistengti labiau. Mes matome, reiškia, mes Dvarčionių pievą, kur mūsų organizacija daug metų ją atkūrinėjo ir dirbo, reiškia, su šita pieva. Paskiau, reiškia, mes jau norėjom, kad saugomų teritorijų direkcijos tą darytų ir dėja jinai vėl degradavo, čia kaip jinai atrodė anksčiau ta Dvarčionių pieva. Bet dabar vėl liktai pradėjo tvarkyti ją, reiškia, vienas iš invazinės rūšys kažkas minėjo. Kanadinė rykštenė, bet ne tik jie, ir oselapis krevas, ir vietinės prigė, tai yra bloga, tai yra ne dievo, tai yra žmogaus rykštė, iš tikrųjų problema su invazinėm rūšims yra tokios, kad kai jos įsiterpia, jos išstumia visą natūralią biologinę įvairovę ir tai iš principo skurdina nuo alinų, reiškia, visą tą teritoriją. Želdinių kokybė. Tai vat mes pakalbėjom apie tas sėklas, pavyzdžiui, pievų. Man atrodo, čia šiuo metu, kiek aš noriu išaiškinti pievų priežiūros problematiką, tai mes minėjom Verkių atvejį, tą iškirtimą, tai vėlgi tas be abejo pripažįstu, jog tai yra problema. Sugyvenimas su gyvūnais. Meška briedis, ar ne? Bet reikėtų privesti dar ir erkės. Ir man atrodo, čia yra irgi problema ir man atrodo, elgsena kaip Vilniečiai ne iš blogos valios, bet kaip iš principo jie reagavo į tą vargšą briedį, iliustruoja tą problemą. Reiškia, pultis, filmavimas, reiškia, signalizavimas, asmenukės, kas tik. Ir tam briedžiui tik tai varom stresą. Ir man atrodo, čia yra, kaip sakyti, va čia problema, ta prasme, daugiau empatijos reikia tiems laukiniams gyvūnams ir suprasti. Ir lygiai taip pat tos erkės, nieko nėra blogo su tom erkėm, reiškia, ir nešienavimas pievos yra kartu su erkė. Turbūt į šunis reikėtų suvesti, tai yra tarpinis šeimininkas erkė. O ne tai, kad jos yra ten nešienavimas ar dar kažkas. Tai va tokio, man atrodo, slėmė yra tikrai dar reikia daug įdirbio išvietimą, paaiškinimą ir taip toliau. Kur Vilniečiai tikrai gerai sureagavo, tai su meška.
Nes, ta prasme, aš nekalbu apie institucijas, ten buvo akivaizdu daug nepasiruošimo, dar kažko, bet patys vilniečiai tikrai empatiškai ir pozityviai sureagavo apie Mešką. Ir man atrodo, dėl to aš tai tikrai labai džiaugiausi. Jo, ir kaip vilniečiai gali prisidėti, tai jo, minėjot, man atrodo, jūs, reiškia, apie tuos inkilėlius, reiškia, ar slėptuves vabžiams, tai be jokios abejonės, apie gamtotvarką kalbėjome, buveinių priežiūrą, dalyvavimas Vilniaus žaliojoje bangoje, aš rodžiau iNaturalist programėlę, reiškia, tas duomenų rinkimas taip pat yra labai labai svarbus. Nes duomenų Vilniuje sistemintai reiktų duomenų apie Vilniaus biologinį įvairovę trūksta ir čia jūs galite prisidėti. Ir mano minėtas empatiškas sugyvenimas su nežmoniškomis būtybėmis. Ir aš įtariu, kad čia turbūt bus viskas. Tai ačiū.